Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis, ir ką šią savaitę apžvelgsiu svarbiausias krepšinio rungtynes, jas paanalizuosiu ir paprognozuosiu mačų baigtį. Kovo 7 dieną visi laukiame Tel Avivo Maccabi ir Kauno Žalgirio dvikovos. Žalgiriečiams šios rungtynės lik finalas, jei kauniečiai suklups, turės turbūt tik teorinių šansų pakovoti bent dėl 10 vietos, dėl įkrintamųjų varžybų. Laukia labai sunkus išbandymas. Maccabi yra viena geriausiai puolančių Eurolygos komandų, pagal pelnomus taškus užima antrąją vietą. Nors dabar Tel Avivo komanda žaidžia ne Izraelyje, o Belgrade, tačiau ten rungtyniauja daug solidžiau nei kitose arenose. Iš paskutinių 7 rungtynių Belgrade Maccabi triumfavo 6 ir pralaimėjo būtent tik serbams, Belgrado Crvena Zvezda ekipai. Tai labai atletiška komanda, kuri užima pirmąją vietą pagal atkovotus kamuolius puolime, nes turi labai daug atletiškų, fiziškai stiprių žaidėjų, kaip tarkim Joshas Nibau, Bonzi Colsonas, taip pat rezultatyvus ir gerai kaunasi dėl kamuolių. Komandos varikliukai yra Lorenzo Braunas, nors pastaruoju metu kiek krytėsi į duobę, ir Veidas Baldvinas. Taigi Maccabi puolime sunkiai sustabdoma komanda, viena iš lyderių ir pagal rezultatyvius perdavimus. To ir Kaune prisiminkime, Žalgiris pelnė tik 70 taškų ir 8 taškais nusileido daugkartiniams Izraelio čempionams. Manau, kad Žalgiris turės šansų, aišku, iškovoti tą pergalę, bet bus labai sunku. Matom, kaip Žalgiris išbalansavo tą pertrauką ir patirtas triuškinamas buvo pralaimėjimas prieš Pirėjo Olympiakos klubą. Šį kartą, manau, žalgiriečiai žais kokybiškiau, vis dėlto prognozuoju Maccabi pergalę po atkaklios kovos maždaug 5 taškų skirtumų. Ta pačia kovo 7 dieną Eurolygoje intrigos laukiama Madride, kur vietos Realas priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahče ekipą. Realas dabar patyrė 2 pralaimėjimus iš eilės. Atrodo, kad Ispanijos komandos žaidėjams jau šiek tiek trūksta motyvacijos kovoti reguliariajame sezone. Jie, sakyčiau, beveik užsitikrino pirmą vietą, net 4 pergalėmis lenkia Barcelona, kuri yra antroje pozicijoje. Ir tai tikrai jaučiasi ir manau, kad tikrai dėl to šansiuką turės Stambulo krepšininkai parsivežti pergalę. Vis dėlto manau, kad užgautos yra Realo krepšininkų ambicijos, be to jie sieks revanšo pirmajame rate. Stebuklingai išsigelbėjo Fenerbahče ir 1 tašku įveikė Madrido Realą. Vėl prognozuoju labai įnirtingas rungtynes ir spėju, kad Realas laimės maždaug 80 taškų persvarą. Kovo 10 dieną visų Lietuvos krepšinio gerbėjų laukia labai gardus desertas. Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynėse Žalgiris priims Vilniaus Rytą. Kauniečiai kiek prarado sportinę formą per pertrauką Eurolygoje, tą parodė ir triuškinama nesėkmė prieš Pirėjo Olympiakos. Vis dėlto kauniečių koziriai tikrai stipresni, manau, tame mače, ir viena pagrindinių priežasčių, kad Rytą smarkiai išretino traumos, nukraujavo sostinės komanda. Šiuo metu susižeidė yra net 4 pagrindiniai gynėjai. Kai kurie iš jų turėtų jau žaisti Kaune, tačiau tikėtina jie tikrai nebus geros sportinės formos. Ir šiaip Ryto bėda, kad neturi fiziškai labai stipraus centro priekinėje linijoje. Neturi tokių žaidėjų kaip Birutis ir Šmitas, ir tai pagrindinė Žalgirio persvara, aišku, yra Oskaras Pleikys, bet jis žaidžia nedaug. Taigi manau, kad akivaizdus favoritai yra kauniečiai, rungtynės bus svarbios, Žalgiris tikrai, manau, turės motyvacijos, nes tin svarbu reguliariajame sezone užimti
pirmąją vietą. Šįkart spėju, kad didžiulės intrigos nebus ir Žalgiris triumfuos maždaug 13 ar 15 taškų skirtumų. Labai įdomios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje vyks ir kovo 11 dieną, kai Klaipėdos Neptūnas priims Šiaulius. Žinome, jog treneris Žydrūnas Urbonas, galim sakyti, iš numirusių prikėlė Šiaulių komandą, kuri dabar tikrai labai konkurencinga, netgi tai parodė ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvirtas, kur šiauliečiai garbingai kovoja, nors ir užėmė tik 4 vietą. Bet Šiauliai turi bėdų. Dėl traumų iš rikiuotės iškrito 2 svarbus krepšininkai, tai yra Dešonas Burkas ir Eimantas Stankevičius, ir tai gali būti problema Saulės miesto komandai. Neptūnas pakeitė neseniai vyriausiai treneriai, prie ekipos vairo stojo žinomas treneris Georgijos Sobovaras, kuris netgi trumpai buvo Atėnų Panathinaikos klubo vyriausias treneris, ir paprastai atėjus naujam treneriui komandos žaidimas pagerėja. Aišku, Neptūnas kritėsi duobę, prastos formos veteranai, tačiau savo žiūrovų akivaizdoje manau, kad turi šiek tiek daugiau šansų Klaipėdos komanda tame mače ir prognozuoju dramatišką vis dėlto Neptūno pergalę keliais taškais. Taigi tai buvo mano komentatorius Vaido Čeponio analizė ir rungtynių prognozės. Sveikinu visas moteris su artėjančia kovo 8-ąja, taip pat moteris ir vyrus su artėjančia kovo 11-ąja. Visiems linkiu gero krepšinio ir aišku pergalės Žalgiriui Eurolygoje.